Yra tokia patarlė: nieko nėra labiau tikro negu mirtis ir mokesčiai. Be abejo, mirtis mus visus aplankys ir kadangi aš dirbu su nemokumu, man aktuali yra skolų tema, nemokumas ir mirtis, kaip būtent šie dalykai yra susiję ir noriu paaiškinti kelis savo atvejus iš praktikos, ką reikėtų žinoti nemokiems žmonėms, kas liečia jų palikimo priėmimą, mirtį. Tai visų pirma, pradėkime nuo to, kasgi nutinka, jeigu nemokus asmuo, sakykime, turintis skolų, negalintis skolų grąžinti, nebūtinai jis dar kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jis miršta. Jam mirus įvyksta universalus teisių perėmimas, paveldėjimas. Ar būtent jo palikimą priims artimieji pagal testamentą ar įstatymų, priklauso būtent nuo pačių artimųjų. Ir dažnai aš nugirstu tokių nuogąstavimų, kad noriu bankrutuoti vien dėl to, kad mano artimieji, mano vaikai neturėtų paveldėti mano skolų. Tai tikrai tokio prievolės paveldėti skolų tikrai nėra. Tai yra priimamas palikimas pagal apyrašą tokiu atveju ir patys paveldėtojai tada sprendžia, ar apsimoka, sakykime, tą palikimą priimti, ar skolų galbūt yra daugiau negu turto, tada tikrai neapsimoka ir sprendimas turi būti priimamas racionaliai. Kasgi nutinka, jeigu miršta bankrutuojantis asmuo? Tai tokiu atveju bankroto byla yra nutraukiama ir visos skolos lieka kaip buvusios. Ir kartais yra apmaudu, jeigu miršta žmogus, kuris, sakykime, iki bankroto pabaigos jam buvo likę visai nedaug ir turėjo, sakykime, kažkokį tai butą hipoteką įkeistą, kurį jam buvo leista išsimokėti bankroto proceso metu. Ir akivaizdu, kad tokiu atveju paveldėdami artimieji tą nekilnojamą turtą, kartu paveldėtų ir visas skolas, kurios liko nenurašytos. Tai toks atvejis tikrai yra nedėkingas. Kasgi nutinka tuo atveju, jeigu žmogus, kuris turi skolų, paveldi turtą? Šioj vietoje tai tikrai yra labai daug prieštaringų nuomonių ir žmonės šio klausimu labai dažnai suklysta ir nežino, kaip tinkamai pasielgti, ar gali jie, sakykime, atsisakyti palikimo, ar galbūt priimti palikimą, tačiau neregistruoti registrų centre, ar atsisakyti palikimo, sakykime, kažkokio tai artimo giminaičio naudai. Kągi tuo metu daryti? Egzistuoja teisėje šios dienos įstatymuose tokia nuostata, kad be abejo, jeigu žmogus yra paveldėtojas, jis gali arba priimti palikimą, arba gali jo ir nepriimti. Tai nėra palikimo priėmimas kažkokia tai prievolė. Tai yra laisva valia, atliekamas veiksmas paveldėtojo, tai jis jau pats sprendžia, ką daryti. Tačiau laisva valia pasibaigia tuo met, kada atsiranda skolos. Ir jeigu asmuo turi kreditorių, kuriem yra skoloje, vadinasi, šiuo atveju jis yra labai ribojamas tų kreditorių ir privalo elgtis taip, kad maksimaliai galėtų patenkinti kreditorių interesus. Ir kągi tai reiškia? Vadinasi, jeigu tam asmeniui, kuris yra nemokus, kuris negali padengti savo skolų kreditoriams, jeigu jisai gauna palikimą, jis nebeturi tokios teisės atsisakyti, kadangi tai jau yra traktuojama kaip turtinės teisės atsisakymas, kaip veikimas kreditorių nenaudai ir savo turto sumažinimas. Ir atsisakydami to palikimo, žmonės galvoja, kad greičiausiai tuom viskas ir pasibaigs. Tačiau aš galiu užtikrinti, kad labai dažnai tikrai tuom viskas nepasibaigia, kadangi kreditoriai per antstolius gauna informaciją apie tai, kad asmuo turėjo priimti palikimą, tačiau jo atsisakė ir dėl to kreditoriam buvo padaryta žala.
kreditoriai gali reikšti ieškinį akcija Pauliana, gali reikšti netiesioginį ieškinį ir netgi praėjus pakankamai ilgam laiko tarpui po to, kai asmuo paveldėjo turtą, kreditoriai gali visą tą dalyką atsukti atgal ir įpareigoti asmenį priimti turtą, išreikalauti tą dalį, kuri buvo atsisakyta, ir atitinkamai vėliau parduoti ją varžytinėse. Mano praktikoje yra pasitaikiusi tikrai ne viena byla, kurioje bankroto bylai vykstant, bankrutuojantis asmuo gaudavo palikimą. Aišku, tokia situacija šiek tiek yra kontroversiška, kadangi iš vienos pusės žiūrint, aišku, kiekvieno bankrutuojančio asmens siekis yra sėkmingai pabaigti bankroto bylą, kuo didesnė dalimi atsiskaityti su kreditoriais, atkurti savo mokumą, tačiau iš kitos pusės, kai kuris, sakykime, palikimas, ypač galbūt senelių kažkokie trobesiai, žemė, gali turėti tam tikrą žmogų ir moralinę tokią reikšmę. Tikrai gaila su tuo turtu atsisveikinti, nepaisant to, kad ir padengiama ženkliai didesnė kreditorinių reikalavimų dalis ir nėra lengva, sakykime, tą palikimą priimti. Tai iškyla klausimas bankroto byloje, kągi daryti tam žmogui. Ar jis gali, sakykime, savo nuožiūrą nuspręsti nepriimti palikimo, tiesiog nutylėti apie tą palikimo faktą, ar jis privalo priimti palikimą ir kokiosgi pasekmės vienokio ar kitokio veiksmo. Iš praktikos vėlgi sakau, kad praktikoje dažniausiai nėra tikrinami testamentų registrai, nėra tikrinama būtent palikimo priėmimo faktai, tačiau pasitaiko, kad kreditoriai tokių dokumentų paprašo. Tada be abejo yra užsiklausiama ir sužinoma apie tai, ar žmogus yra priėmęs ar atsisakęs galbūt nuo palikimo. Ir jeigu apie tai yra sužinoma, tada kreditoriai turi kelis pasirinkimo variantus, ką toliau daryti. Sakykime, jeigu žmogus yra atsisakęs palikimo, jie gali reikšti ieškinį ir įpareigoti tą palikimą priimti, arba gali nieko nedaryti, sakykime, nusprendę, kad galimai asmuo pasielgė teisingai, tai jau priklauso nuo kreditorių. Tačiau labai svarbu bankrutuojančiam asmeniui suprasti, kad būtent toks veiksmas, atsisakymas nuo palikimo nepriėmimas gali būti traktuojamas kaip nesąžiningumas ir gali apskritai bankroto byla būti nutraukiama. Ir reikia pasverti, ar tikrai verta rizikuoti tuo palikimu ir savo bankroto bylą, ar tikrai reikėtų nuslėpti šį faktą. Teismų praktika iš tiesų yra ganėtinai nevienareikšmė. Esu turėjus atvejų, kada asmuo atsisakė nedidelės dalies buto, kuris liko mirus tėvui likusios gyvos mamos naudai kartu su kitais broliais seserimis, tačiau teismas nusprendė, kad toks atsisakymas buvo neteisėtas ir įpareigojo asmenį priimti palikimą, kuris vėliau buvo pardavinėjamas fizinio asmens bankroto byloje. Tačiau nesena teismų praktika taip pat išaiškino, kad analogiškas atvejis tiesiog nesukelia kažkokių tai pasekmių ir buvo atmestas kreditoriaus ieškinys dėl įpareigojimo priimti palikimą. Teismas motyvavo tuom, kad du esminiai dalykai. Tai visų pirma, yra pergyvenusio sutuoktinio, tai vieno iš tėvų būtent padėtis, kad tas vienas pergyvenęs tėvas turėtų kur gyventi, kad nereikėtų jam kažkur kraustytis, kadangi dalis buto bus pardavinėjama kreditorių naudai, kad tiesiog nepadaryti tokių gyvenimo apsunkinimų. Tai yra būtent vienas argumentas. Kitas argumentas yra tai, kad ta dalis buto
kuri liko bankrutuojančiam asmeniui, buvo santykinai nedidelės vertės, lyginant su jo bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų dydžiu. Ir dėl to teismas sprendė, kad netgi ir pardavus tą dalį buto, kuri realiai galbūt parsiduotų netgi dar už mažesnę kainą, kadangi tai nėra itin likvidus turtas, tikrai kreditorių reikalavimai nebūtų patenkinti kažkokia tai ženklia dalimi ir sprendė, kad tas pareiškėjas, bankrutuojantis asmuo, nepasielgė nesąžiningai. Todėl teismų praktika yra tokia kaip ir šiuo atveju aiški, priimant ar nepriimant palikimą, būtina įvertinti, ar yra pažeidžiami likusio, sakysim, gyvo vieno iš tėvų interesai ir ar būtent ta turto, buto, namo vertė, ta dalis, kuri būtų paveldima, reikšmingai įtakotų kreditorinių reikalavimų tenkinimą. Ir apskritai, ką aš galiu patarti visiems klientam, kad pasirūpintų testamentais. Todėl, kad mes visi galvojame, kad gyvensime dar ir ne vieną dieną, ne vieną savaitę, ne vieną mėnesį ir tiesiog kada nors kažkada nueisime, surašysime testamentą, tačiau gyvenimas nutinka, žmogus miršta ir palikimas lieka ir tikrai kartais susiklosto tokios situacijos, kad tas mirusysis net nepagalvotų, kaip ir paveldėtojas nepagalvotų, kad jam reiks spręsti tokią dilemą. Todėl patariu netidėlioti ir susitvarkyti tokius klausimus nedelsiant.